studijoje Kalniečių rinkimų apygardos kandidatai Orinta Leiputė, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki. Labas vakaras. Taigi ir pradėkim nuo tos minutėlės skirtos prisistatymui. Pone Leiputė, klausome jūsų. Esu Orinta Leiputė, man 39 metai, esu iškelta Lietuvos socialdemokratų partijos, kurios sąrašo numeris yra 8, sąraše esu 23. Kalniečių apygarda eiguliai man yra labai gerai žinomi, kadangi čia baigiau mokyklą, sportavau, o taip pat ir dirbau. Esu Kauno miesto taryboje antrą kadenciją, šiuo metu mero pavaduotoja kuruojanti ūkį, verslo plėtrą, aplinkosaugą ir visus kitus dalykus. Dirbau taip pat savivaldos ir bendruomenių komitete, dabar biudžeto ir finansų komitete. Manau, kad yra svarbiausia, kad jauni žmonės galėtų studijuoti, rasti darbą Lietuvoje, o tik tai galbūt, jeigu nori stažuotis, važiuotų į užsienį. Manau, kad senatvė turi būti ori, žmonės neturėtų skaičiuoti paskutinių centų, kad galėtų leisti ar neleisti savo pramogą, leisti ar neleisti nusipirkti norimo maisto. Manau, kad svarbiausia mes turėtume susimastyti apie mažėjančius miestus, apie migraciją. Ačiū Jums ir dabar norėčiau pradėti pokalbį mūsų nuo teisingumo srities. Daugiausiai bylų Lietuvoje Europos žmogaus teisių teisme pralaimi dėl neužtikrintos teisės į teisingą teismą. Aišku, teisingumo sritis gana plati, o laiko neturim daug, bet vis dėlto esminės reformos, esminė vizija, ko reikėtų teisingumo sričiai. Pone Leiputė? Manyčiau, kad valstybė turi užtikrinti visuomenės saugumą, o teismai, policija ar kitos minėtos institucijos būtent tai ir turėtų padaryti. Ir šiandien sunku kalbėti apskritai apie policiją kaip instituciją, nes visą eilę metų jų sąskaita buvo tik tai taupoma ir žmonės, negalintis oriai gyventi, jie yra priversti galbūt daryti tam tikrus ir, papulti į tam tikras situacijas. Tai aš manau, pirmiausia, negalime taupyti galbūt iš tų žemesnių grandžių sąskaitą, o kalbant apie teismus, apie teisingumą, aš manau, kad teisingumą valstybėje turi vykdyti teismai, o jų kompetencija, jų galbūt darbas turi būti užtikrintas ir turi būti ir teisėjams tam tikra atranka, ir skaidrumas, ir viešumas, ir už padarytas klaidas jie taip pat turėtų nešti didelę atsakomybę. O teismo sprendimai besąlygiškai turėtų būti vykdomi? Yra tam tikra grandinė procedūrų, kada teismo sprendimus galima skųstis. Aš manau, kad visą tai reikia daryti teisinėmis priemonėmis. Ačiū. Dabar kitas klausimas. Baltarusijos atominė elektrinė mūsų pašonėje. Kaip mes turėtumėm tą priimti ir kokie turėtų būti mūsų veiksmai? Pone Leiputė, aš manau, kad pagrindinis dalykas yra saugumas, tačiau nereikėtų ir pamiršti kito dalyko, kad su kaimynais reikia sugyventi ir prekiauti, o ne kariauti. Ir tarkim, ar mes galime turėti įtakos Baltarusijai dėl elektrinės statybos, tačiau mes tikrai galėtume imtis ženklesnių priemonių, būtent dėl minėtos ir kitų pašnekovų kontrolės, dėl aplinkos vertinimo ir taip toliau. Nes mums svarbiausias dalykas yra saugumas, o būti apsuptyje tokių elektrinių ir dar patiems svarstyti apie statybą, kuri jau mano galva yra gerokai pavėlavusi ir tas projektas, apie kurį mes kalbame dabar, jisai irgi yra rizikingas labai Lietuvai. Tai aš manau, vis tik svarbiausias dalykas yra saugumas ir imtis visų įmanomų priemonių. Ačiū Jums. Dar po vieną klausimą vis dėlto noriu užduoti, bet labai trumpai prašyčiau, nes klausimas reikalaujantis trumpo atsakymo. Prezidentės patarėja šiandien kalbėjo apie tai, kad rinkimų kampanija populizmo daug ir trūksta idėjų. Ir politologai irgi tą patį pastebi, kad trūksta originalių idėjų. Kiekvienas iš jūsų, vieną jūsų originalią idėją, kuri padėtų spręsti tai, kas Lietuvai yra svarbu. Orinta Leiputė. Aš manau, kad idėjų yra begalės, bet gyventojams yra svarbiausia ta idėja, kuri labiausiai taupytų jų lėšų arba papildytų pinigines. Tai aš manau, kad mūsų pagrindinė idėja yra pavasarį imtis tikros renovacijos be bankų paskolų ir palūkanų gyventojams, ir kuri ne tik tai taupytų lėšas, bet ir kurtų darbo vietas, taupytų gyventojų pinigus ir sumažintų socialinių išmokų kiekį. Tai aš manau pats esmingiausias dalykas ir mes jį turėtume padaryti. Ačiū. Orinta Leiputė, Lietuvos socialdemokratų partija. Ir pone Dumčiau, vienas sakinys. Aš norėčiau Orintai pritarti, nes mūsų vyriausybei lygiai panašiai, galų gale po ilgų tų metų panašių būdų yra nutarta eiti tuo keliu, nauju keliu. Jūsų vyriausybė nieko nedarė.